visiems. Amatų centro gimimas tikrai tokia paprasta gyvenimiška istorija, nes prieš tai gimė VŠI meninė drožyba ir čia bendras dalininkų sprendimas, prisidėjo ir savivaldybė, jos dėka šią vietą įgijom pagal panaudos sutartį ir čia jau esam 15 metų jau, nes 12 metais buvo įforminta kaip amatų centras. O amatų centras tai visas gyvenimas, tai kūryba, kurią galim pasidalinti su kitais ir patys kurti. Kuo šis amatų centras skiriasi nuo kitų meninių iniciatyvų Lietuvoje? Jisai turi vieną ypatumą, kad įsilaikom patys, visą, reiškia, privačią iniciatyvą, tą, ką sukuriam, iš to išlaikom pastatus, elektrą, visą kitą. Esame ir dėkingi, mus nepalieka nuošaly ir Prienų rajono savivaldybei, gerų merų priešaky. Kokios reakcijos iš lankytojų jums atrodo įdomiausios ar netikėčiausios? Dalis prieniečių net nežino, kad mes egzistuojam, kad ir labai nustemba, sako, jūs čia darot, mes net nežinom, pro šalį praeinam, tai va tas nežinojimas irgi nustebina, o šiaip žmonės labiausiai nustemba, kad tie kūriniai, kuriuos mes pastatom, vadinami koplytstulpiai, anksčiau vadinasi šventstulpiai, jie veikia. Jie veikia aplinką, veikia žmogų ir žmogus pasistato savo aplinkoje ir pradeda geriau jaustis, kaimynai draugiškesni pasidaro, tai tos ir nustebina. Kokią vertę jūsų akimis žmonės gauna iš darbo su medžiu ir bendro buvimo amatų centro atmosferoje? Žmogus iš prigimties yra kūrėjas, tik tai mokslo ar žinių dėka jisai tampa vartotoju, o kad priartėti prie gamtos, prie žmogiškųjų savo išteklių, reikia ne vien tik tai galvą galvoti, bet ir pirštelius judėti. Tai va tas judėjimas, kūryba, daugelis pas mus sugrįžta kaip hobį vedini, leidžia tai jam pasijausti kūrėjų žmogumi. Ar yra kūrinys, kuris jums pačiam labiausiai įsiminė? Aš šiaip džiaugiuosi kiekvienu padarytų darbu ir jeigu tas darbas džiugina, kam jį darai, tai yra džiaugsmas didžiausias ir tokio išskirtinio darbo, kūrinio. Nepasakysiu, visi darbai yra mieli. Kaip matote amatų centro ateitį, kokių pokyčių ar augimo linkite? Gal vienintelis didžiausias siekis, kad tas ryšys visuomenės plėstųsi, stiprėtų, nes mes vykdom UNESCO programą ir tas žinių pačio kūrybinio proceso perdavimas iš karto